Manau, kad geras rungtynės, komanda gerai sureagavo ir nebuvo taip, kaip prieš tai buvusios LKL rungtynėse, kur rungtynių pradžioje buvom pasyvus, ar tai nesusikaupė ir pavyko ir gerų tempų, gerų kontaktų lygių būti rungtynėse ir tuo pačiu pailsinom du savo lyderius, kadangi laukia dviguba Eurolygos savaitė, taip kad Sibet pavojinga komanda, tai ruošiamės, kaip sakant, rimtai, bet šį kartą buvom stipresni. Bet pavojinga, tai jų sudėtis, visi faktiškai žaidėjai pasikeitė, kaip jie atrodo palyginti su praeitų sezonu, turbūt galingesnė komanda turėjo. Na, treneris nepasikeitė, treneris išlaiko savo žaidimo braižą, tokį neparankų krepšinį žaidžia, taip kad visų pirma gerbėm save, visų antra gerbėm varžovus. O kaip galbūt kažkokiais kitokiais žodžiais pavyko nuteikti žaidėjus, nes su Pasvaliu ir su Mažeikiais, tai tris kėlinius žaidėt, kažkaip per daug atsipalaidavę? Na, sureagavom, ypatingai paskutinės rungtynės, nebuvo planuota, kad lyderiai žais tiek rungtynių. Tiek Butkevičius, tiek Olanovas, jie turėjo žaisti trečią, ketvirtą kėlinį, taip kad šį kartą jau bandėm motyvuoti jau prieš rungtynės, prieš kelias dienas ir tiek vakar, tiek šiandien ir tas pavyko. Ar padėjo motyvuoti tai, kad Jonava iki tol pralaimėjimų nebuvo patyrus? Turbūt žaidėjai žiūri lentelę, žino, kaip negalima atsipalaiduoti prieš Jonavos komandą, taip kad sureagavo. Šia, atrodo, visi neblogai sužaidė ir Birutis, ir Lekavičius, ar galim tikėtis, kad, tarkim, Lukas daugiau gaus minučių Eurolygoj? Be abejo, viskas prasideda nuo LKL. Mes iškovodom tas pergalės, bet iškovodom gana mažą rotaciją. Taip, kad norisi praplėstų tokią turėti, tada nebus gal daugiau bangavimų, kai daugiau žaidėjų bus geroje formoje, tai šiandien ir Lukas, ir Laurinas, ir Nazas pateisino savo minutės ir tikiuosi, kad tai jie perkels ir į Eurolygą. Nusprendėt nuo pirmo kėlinio pradžios juos spausti nuo galinės linijos. Kodėl toks buvo sprendimas, kad jie ar neturi gerai kamuolių varančių žaidėjų, nusprendėt, ar tiesiog norėjo atitrūkti iš karto? Ir tas norėjom išlaikyti gerą agresyvumo lygį, norėjom pasidaryti geras rungtynės. Ir iš kitos pusės, kai varžovai kartais būdavo aikšteliai galima sakyti, su vienu kūrėju ar su vienu žmogum, kuris gerai varosi kamuoliui, tai kaip mes norėjom jam apsunkinti žaidimą ir padaryti, kad jis nusimestų ir kad kiti žaidinėtų kamuolį ir nemažai momentų tas pavyko. Treneris Laurinas Birutis šiandien ne kartą galingai dėjo į krepšį, prašosi būti pakabintas ant jūsų sienos, greičiausiai į plakatą. Kada planuoja tai padaryti? Na, Laurinas mėgstamas ne tik mano, bet ir mūsų fanų žaidėjas. Ar man patinka Laurinas ir atsinešimas, jeigu pamenate pernai metus, jisai LKL rungtynėse labai gerai ir stabiliai žaidė ir po to tą pernešė ir Eurolygą, taip kad džiaugiuosi už Laurino ir jeigu taip dar toliau žaisti, tikrai pažadu, kad jo plakatą pasikabinsiu. O ar Žalgirio sėkmiai Lietuvos krepšinio lygoje užtenka vien sėkmingo Laurino Biručio žaidimo? Šiandien buvo ne tik Laurinas, buvo ir kiti, buvo komanda. Šiandien buvo gera komandos koncentracija ir mes norim išlaikyti savo veidą, savo Žalgirio veidą, kur žaidžiam prieš kiekvieną komandą 100%, kur gerbiam tiek save, tiek priešininkus. Ketvirtadienį minėjote, kad naujoko paieškos yra šiek tiek įstrigusios, per tas 3 dienas gal pasistumėjo kažkiek į priekį? Ne, kol kas niekas nepasikeitė. Laukia dviguba Eurolygos savaitė. Realas su Facundo Campazzo. Įveikiamas varžovas, jeigu tobulai sužaistume. Laukia sunki dviguba savaitė ir tiek Realas, tiek Baskonija ir sunku ten žaisti Ispanijoje ir Realas turbūt reikia pripažinti, kad yra viena iš dominuojančių Eurolygos komandų, kuri, mano nuomonė, dar labiau sustiprėjo, taip kad bus sunku.
Kaip vertinat pasikeitimus Baskonijos sudėtinė, liko Roko Giedraičio, Tadas liko, kiek žaidėjai pasikeitė. Jeigu atvirai, tai dabar didesnį dėmesį Realui skyriau, tai Baskonę pakomentuosiu rytoj turbūt. Tai Baskonė vis tiek įveiksit. Gerai, ačiū. Prašau.